Turbūt gal šiek tiek per anksti nacionaliniai MK Šiaulionių menų mokyklai kalbėti apie šitą projektą, nes mes dar tik pradėjom pasinaudoti apvos teikiamą galimybę atsinaujinti mokyklą, gerinant jos energetinį efektyvumą. Pradėjus šitos žingsnius, pirmiausia pasirinkom pastatus, kuriuos mes norim atnaujinti. Tai pasirinkti patys seniausi ir mažiausiai efektyvūs pastatai. Tai yra pats centrinis pastatas, baleto teatro pastatas, ūkinis pastatas. Matot, kad pagal energetinio efektyvumo klasę labai susijęs yra tų pastatų išlaikymo sąnaudos energetinis. Ir taip, pasiruošant norint pateikti paraišką šitamgi apvai, reikia padaryti pirmiausia auditą, energetinį auditą savo turimų pastatų. Tai reikia padaryti auditą, reikia gauti pastatuose dirbančio arba nuomojančio patalpas su nuomininko sutikimus, parengti pastato naudojimo planą visam projekto laikotarpiui. Jeigu modernizuojamas pastatas, atkreipti dėmesį reikia, kad pastato energetinį efektyvumą gerinančios priemonės turi derėti su kultūros paveldu. Taip, auditui. Auditui, norint pateikti, kaip minėjau, paraišką energetinio efektyvumo gerinti, reikia padaryti auditą. Auditas reikalauja dokumentų. Kadastrų bylos, tai yra pakankamai lengva, išskyrus keletą dalykų. Reikia užpildyti 3 metų vandens, elektros, šildymo suvartojimo lentelę. Tai yra pakankamai ir sunku, ir nesunku. Jeigu yra vedama apskaita, vis tiek buhalterija gali tą dalyką ištraukti. Jeigu to nėra, arba pastatas yra sudubliuotas su kitu pastatu, gali būti, kad tą dalyką reikia apskaičiuoti patiems. Tai tas 3 metų suvartojimo elektros, vandens ir šildymus ta lentelė yra pakankamai taip aktualus dalykas, sudėtinga. Užpildyti pastato elektros prietaiso lentelę. Vėlgi, esu kalbėjęs su kolegomis, kurie sakė, mes prašėm sugalvoję tos skaičius, bet žinot patiems savo pastato vartojimo galę, kiek turim lempučių, kiek yra šaldytuvų, kiek yra, sakykime, tų šildymo prietaisų, kiek yra batinukų, kiek yra kompiuterių galų gale klasėse. Ta visą tai reikia žinoti ir bent jau preliminariai žinoti, kiek jie vartoja elektros. Nes tam auditui atlikti reikia visų šitų duomenų. Inžinerinių sistemų techninė dokumentacija. Jeigu mokykla statyta jum esant arba dokumentacija yra saugoma tvarkingai, tos dokumentacijos yra. Ir dažniausiai tai nedaro jokių sunkumų. Paskutinė 12 mėnesių elektros energijos sąskaitas ir valandinių suvartojimo ataskaita. Tai yra ESO puslapio, galima laisvai tą dalyką gauti. Šitą informaciją tik tai užsakyti reikia. Auditas siūlo tam tikras energetinio efektyvumo gerinimo priemonės. Tai yra šildymo sistemos atnaujinimas, modernizavimas. Tai yra dažniausiai tai daro, dažniausiai tai taikoma ir dažniausiai prie to pritariama. Mechaninio vykdymo sistemos įrengimas. Tai yra sudėjus, pakeitus nesandarius patalpų langus, apšiltinus pastatą iš išorės, pasidaro mikroklimatas toksai, kad reikia priverstinės ventiliacijos. Labai dažnai neužtenka natūralios ventiliacijos, todėl yra beveik visą laiką siūlomas mechaninio vykdymo sistema, vadinama rekuperatoriai, kurie dar dalį išmetamo į lauką oro, pašildo, tiekiamą orą į vidų, pašildo su išmetamu oru. Tai pagerina tą efektyvumą.
Kokia iš to problema yra? Jeigu pastatas yra nesudėtingas, tai tą mechaninę sistemą galima arba lauke sumontuotos rekuperatorius, arba viduj. Ir jeigu tai yra patogu, galima netgi tos vamzdžius viduj išvežioti. Jeigu tai yra pakankamai pastatas sudėtingas, tada belieka patiems sugalvoti, pasitarus architektų, projektuotojų, kur būtų galima tuos vamzdžius einančius pastate iš patalpos į patalpą arba nuo to rekuperatorius iki patalpos, kur juos patalpinti. Taip, durų keitimas, langų keitimas yra natūralu, kad siekiant pastato efektyvumo gerinimo reikia pakeisti nesandarias duris, nesandarius langus ir panašiai. Nacionalinio Čiurlionio menų mokykloje yra sudėti jau prieš kokį 20 metų plastikiniai langai. Deja, jie yra tik tais 3 kamerų, 1 paketo ir jau siūlo juos keisti. Norint pasiekti B kategoriją, sumažinti šitos šilumos resursus, jau bus diegiamas 2 kamerų paketai ir kai kuriuose pastatuose siūloma sumontuoti aliuminio profilio langus. Taip, grindų šiltinimas. Vėlgi, grindų šiltinimas taip pat padeda gerinti pastato energetinį efektyvumą, nes dažnai mūsų patalpos yra tiesiog ant žemės, ant grunto. Gruntas peršala, per lauko sienas yra peršala gruntas, kad nebūtų tų šilumos nuostolių. Labai dažnu atveju siūlo šiltinti ir grindis. Apšvietimo sistemos modernizavimas, mums jau esam tą dalyką darom patys savo jėgomis. Paprastas liuminescencinės lempas keičiam į LED lempas, kurios pagerina tiek jų naudojimą, tiek apšvietimą, tiek jų energetinį, sakykim, tą taupimą. Minėtos kolegų fotovoltinės elektrinių rengimas. Dažnu atveju, jeigu nepakanka, sakykim, diegiamų priemonių pagerinti pastato energetinę klasę, siūloma dėti fotovoltinės elektrinės. Vėlgi, problema. Reikia žinoti, ar galima tas elektrinės, kaip čia, norint įdėkti fotovoltinės elektrinės, reikia daryti stogo ekspertizę. Nes ne bent kurios stogo fotovoltinės elektrinės galima dėti. Jeigu kultūros paveldas, reikia kultūros paveldo pritarimo, bet jeigu nėra pritarimo, fotovoltinės elektrinės galima daryti nuotoliu. Kitam, pavyzdžiui, mūsų mokykla šiais metais nusipirko fotovoltinės elektrinės, jos bus pastatytos, montuotos pavasarį ir jos mūsų bus kažkur Kaune. Ir nuotoliniu būdu gausim elektrinį tą elektrą į savo tinklą. Taip. Reikia atkreipdėmėsi, kad ne visos siūlomos audite tos energijos efektyvumo gerinančios priemonės gali būti pritaikytos. Tai yra dabar darant mūsų projektavimą, auditas nesiūlė, pavyzdžiui, keisti durų. Jie vertino visas šitas priemonės, įvertino keisti langus, šiltinti sienas, šiltinti grindis, bet kadangi durų įkainis jau, kaip čia, durų kaina leidžia, durų nekeitimas leidžia pasiekti energetinį klasę, todėl jau buvo nuspręsta, kad su mažesnėm sąnaudom bus galima pasiekti tą patį rezultatą. Šiuo atveju pas mus, pavyzdžiui, viename iš pastatų duris bus nekeičiamas. Langai keičiami, stogas šiltinimas, grindys šiltinimas, durų nebus keičiama. Ta reikėtų kaip ir žinoti. Taip, įdiegus mes pasinaudojam galimybę pasiūlymų gerinti pastato energetinę klasę. Vienas iš reikalavimų, kad įdiegus visą šitą sistemą pastatas pasieks B kategoriją ir numatyta, kad energijos sąnaudos turi sumažėti bent 30%. Ką mes iš to turim? Kad vidutinė 2 pastatų. Mes numatę šiltinti 3, 2 iš jų tokie yra didesni. Kaip matot, 2 pastatų 1 metų šilumos kaina nuo 55 000, mes įtikimės, kad nukris iki 38 000.
sutaupama apie 16. Vidutinė 2 pastatų elektros kaina įdiegus LED sistemas, pakeitus elektros visą instaliaciją nuo 41 000 2 metų, 2 pastatų per 1 metus sumažėtų beveik iki 30 000, kas vėlgi ženklės atsilieptų mokyklos bendram biudžetui. Tiek trumpai. Dabar ką noriu turbūt pasakyti iš savo, jeigu kam nors aktualu. Problema yra turbūt žmogiškasis resursas, kad diegiant, darant rangos darbus, atsiprašau man labai. Taip, vykdant rangos darbus, labai aktualu yra statybininkų pasirinkimas. Pasidarius projektą yra skelbiamas rangos konkursas rangos darbams vykdyti ir gauname rangovą tokį, kokį gauname. Kas yra iš to? Iš to reikia, sakykime, mums skaičiuoti sąmatas. Rangovas pateikinėja darbų metu patirtas išlaidas kaip sąmatas, kurios labai dažnai nesutampa su sutartyje numatytais įkainiais, kiekiais ir panašiai. Vadinasi, reikia pačiam. Eini skaičiuoji, žiūri kiekius, tikrini sąmatas, tikrini įkainius, ar atitinka įkainis, ar buvo numatytas sutartyje, jeigu nebuvo, kodėl keičia. Jeigu nebuvo sutartį numatyta, reikia kreiptis, tada jungiasi į Sistelo sistemą, darysi savo prisijungimą, keiti ieškai Sistelui tų darbų, jie žiūri įkainį, klausia, kodėl taiko ne tą įkainį. Toks yra pastovus ginčimasis su statybininkais, rangovais, kurie mėgsta daryti savo.